Sveiki, su jumis aš Airis Craft ir šiandien pristatau naują Minecraft epizodą numeris 3, tai va, turime daug ką paveikti. Ir beje, galiu aprodyti, tai va, mano namas, pilnai įrengtas, tai va, stačiau neilgai. Tai va, galvojat, kas čia dabar kepa airį? Va, kepa airinas. Radau už kadro airono truputį ir prisikasiau cobblestone, tai va, dar truputį maisto. Ir šiandien ką veiksime, tai darysime savo fermą. Jo, gerai išgirdote, fermą darysime pagaliau, ne? Na, žinau, ilgai galvojau aš irgi apie fermą. Tiesiog pagalvojau, kad būtų geriau va taip va palei vandenį va fermą pasidaryti ir tiek. Jop. Gerai, tai ką, darysime fermą, o vėliau eisime pasikasnėt, manau, truputį. Tai va, čia biškį neiftemų, bet nieko tokio. Iš tikrųjų, žiauriai galiu padėkoti jau beveik už 40 subscriberių. Subscriberiai vis auga ir auga į dieną po 5 subscriberius, kartais netgi gaunu, tai žiauriai galiu padėkoti. Tai va, ačiū už tai labai jums, kad mane palaikote. Nenusiminkite, jeigu epizodų, kada nebus, tarkim, ten porą dienų, jeigu nebus epizodų, tai nenusiminkit, bet apie tai bus kitas video ir aš jums viską apie tai pasakysiu, bet bus tai vėliau truputį. Tai va, iš tikrųjų žiauriai esu nustebęs dėl subscriberių kiekio vis augančių ir panašiai. Galiu žiauriai padėkoti jums ir noriu, tai va, kaip matote, čia toks namukas. Iš tikrųjų, man iš išorės žiauriai gražiai atrodo namas, o iš vidaus jis dar nepilnai įrengtas, tai dėl to nespėjau visko pasidaryti už kadro, bet nieko tokio. Vis tiek serijų dar bus, eisime kasinėtis, eisime daug ką veikti, tai ojojoj, kiek čia dar serijus. Jo, šiandien dar ir porą iš tikrųjų tų pasidarysim. Fermų, tai vat. Gerai, medienos nebeliko po namo statymo, nes iš tikrųjų žiauriai ilgai namą stačiausi dar po video, tai vat. Na, bet nieko tokio. Bent dabar turėsime kur normaliam name gyventi, tai vat, gerai bėgam. Jo, iš kur galvoja tiek va seedų turiu? Seedų gavau tikrai ne iš game modo, iš niekur, jokių cheatų niekada nenaudoju žaiddamas Minecraftą. Šitą gavau aš seedų iš žolių, nes kaip pastebėjot, niekur nėra, va viena kita žolė per visą salą yra, tai nusirinkinėjau žolę apie porą Minecraft dienų. Tai čia buvo apie po 10-20 minučių nusirinkinėjau viską. Tai vat, kad būtų viskas švariau ir normaliai man čia atrodytų. Tai vat. Bet šiaip, kaip ir daugiau nieko nepasidariau, apart prisimaininau cobblestone, radau truputį irono, bei pasimaininau iron, cobblestone, pasistačiau namą iki galo ir tiek. Tai vat. Nes tiesiog daug už kadro kaip ir nesidarysiu, nebent jeigu reikės materialų, ta prasme, itemų, tai visada eisiu pasimaininti už kadro, kai tik tais prireiks, o daugiau tai iš tikrųjų nieko nedarysiu, nei statytis, ten pastatysiu gal porą ten kokių namukų, kaip ir žadėjau, kad čia bus visa sala namukais, bet iš tikrųjų dar gerai apgalvojau ir pagalvojau, kad va tai būtų gerai pasidaryti tokią fermą ir tiek. Tai va čia, aišku, neįstikinęs, kad tiek seedų užteks, bet nieko tokio. Bent kažkiek, žinot, reikia maisto, kad turėtų greičiau ir būti nelkanam. Tai va, šiaip, ką dar čia jums galėčiau pasakyti, dar planuose turiu daug. Nu va, užteks, manau, tiek, dabar čia va pasidarysim kitą fermą. Gerai. Bam, 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 čia bus kita ferma jau. Tokia dalykų kaip bambukų. Ok, čia. Ir aš žadu aplink visą savo salą pasistatyti vien tik bambukų tvorą tokią didelę. Tai įsivaizduojat, kaip atrodytų gražiai. Tai va tokią dalyką norėčiau padaryti. Čia taip būtų awesome, įsivaizduokit, aplink visą tavo salą auga bambukai. Eina savo ir čia būtų taip žiauriai awesome. Tai vat, jo.
Ja. Nepamirškite palaikinti mano Facebook puslapio, paspausti like ant šito video, ant visų kitų epizodų mano. Nepamirškite užeiti pas Igną į kanalą, būtinai ten užeikite. Ignas taip pat kuria video vis dar ir nenustos kaip aš nenustosiu. Tai vat. Gerai, galėtume jau iš tikrųjų eit miegoti, nes jau atsisponint pradeda čia zombiai visokie ir šiaip visokie. O tokie va dalykai, kurie man labai nepatinka. Na, bėgam į savo namą, jisai labai dar neapšviestas, bet greitai pasiėm torčų ir apsišviečiam namuką savo, kad nieks neužeitų čia pas mus ir panašiai. Na, gerai, palaukite, aš čia dar turiu vulo truputį ir va šito turiu. Tai pasidarysim vieną vilnas ir va turim 3 vilnas, galim eiti, darytis... jau. Va čia jau dabar bus problema, va čia bus problema labai didelė. Nes mes neturim 3 medienos. Ja, 3 medienos neturim. Problemėlė tokia, šiokia tokia, bet tai nieko tokia. Čia buvo creeperių išsprogdinta, nes naktį stačiausi namą, bet tai nieko tokio irgi. Blemba, biškį čia netai padarėm, bet tai nieko. Na va, gerai. Lova yra, pagaliau turim lovą. Monsters nearby. Oh my god. Kur man pasidėjo dabar tą lovą, kad galėčiau permiegoti? Nu, kur nu? Nervinkit manęs, tiesiog zombiais. To išlysiu savo svordą, tai visus iškaposiu. Gerai, tai ką? Fermeriai, kaip sakoma, eina kovoti prieš zombius. Nu, kad čia nėra nei vieno to zombio, ten tik tais. Haja! Čia kaip per aną epizodą bus prieš visą mafiją kovosiu. A tu dar čia nori, ne? O blemba. Va čia jau nekas, jau čia dabar tai tikrai nekas. Nekas, žinokit. Na, bet nieko tokio, viskas čia bus gal okei, nemirsim. Pozinas dar 17 sekundžių. Miegot kaip negalim, taip negalim. Fak žiauriai čia yra. Miegot negalime. Na, bet nieko. Žiūrėsim, kaip čia bus. Tai vat. Kai viena HP greičiau atsigenereitintų. O, blemba, fucking creepy. O, ne. Žodžiu, manau grįžime, kai bus diena, tai iki. Na, sveiki, grįžom ir žodžiu vėl susigadinau namą, nu žodžiu. Oh my god, čia yra, oh my god. Porą kartų jau miriau. Nes matot, be itemų bėgioju, nu va, atbėgom itemus sugrąžinti ir vėl mirštam. Nebent šitas pirmesnis numirė, okei. Žodžiu, gerai, einam savo planus toliau vykdyti. Tai gerai, susirenkam čia ko reikia. Žodžiu, palaukit, taip. Vėl. Nu va, gerai, galim bėgt. Nu, žodžiu, čia už kadro viską toliau sutvarkysiu. Svarbiausia dabar kol kas ferma yra, ferma reikia sutvarkyti iki galo. Bum, išmindžiau. Okei, pro. Nieko tokio. Čia darysiu arba už kadro, už kadro pasidarysiu čia vieną bloko tvorelę, kad visokie parazitai man čia neišmindžiotų mano javų, nes čia aš juos ilgai auginsiu, žinokit. Tai va, čia mano javai augs, čia reiks atsisodinti. Suprantagi. Nesuprantame. Čia greit nusigriaunam šitą dalyką. Kaput. Per naują tikrai nebegriausim. Žodžiu, čia irgi. Sugarcane ilgą dalyką. What the fuck? Really? Why? Eik tu ne. Tai what the fuck, jeigu čia auga, tai ko ten neauga? Einu. Okei.
žodžiu, reikia susitvarkyti dabar dar. Jo, šita serija grinai taip kaip ūkiniams dalykams. Galėsiu, jeigu norit, prie jūsų priskirstyti medienos, kad paskui neskaitumėt, kad prisičytinau. Jo, jeigu norit, galiu įrodyti, kad negaliu prisičytinti, tai to jaus. Va, žiūrėk. Viens. Gėl. Neina. Tai va. Čia jums įrodymas, kad aš galiu, negaliu prisičytinti. Jokių itemų. Tai va. Viską savo renku ir panašiai. Tai va. Čia. What the fuck, na čia. Biškai reikės namą pasitvarkyti, bet tai nieko tokio, manyčiau, bus. Kažkas panašaus čia. Buvo nieko blogo. Oh my god. Really. Gerai, iškart pasiėmum Stone Axe ir PK. Tada galėsim bėgti greitai. Nusikirst medienos biškai. Vieną bloką palipam. Tai va. Gerai. Bėgam medienos kirsti. Bėgam. Jo, bėgsim tą salelę. Tai va, žodžiu, kai ten būsim, sugrįšim. Iki. Tai va, grįžau ir pasidariau truputį daiktų. Ir viskas, tai va, pasidariau Iron visą setą. Tuoj palaukit, va čia visas setas mano Iron. Ir... Jo, ir viskas. Beje, apsitvėriau savo visus sugarcane'us ir visus javus, bet aš nenoriu, kad šitas creeperis sprogtų, tuomet aš bėgu ir žiūrėsim, kaip čia bus to creeperį man. Bam. Biam. Užėtėm, okei. Tai va, gal greit aprodau tiesiog su tą tvorą ir viskas. Ir manau, tai čia bus epizodas pabaigtas, tai va, matot, čia tokia tvorelė. Ir beje, kaip žadėjau, tai va dar šičia va, ne? Iki va šitų va blokų. Čia bus viskas nukasta ir čia bus labai daug čestų. Čia dėsiu tiesiog visus vytus ir panašiai ką užauginsiu. Tai va, iš tikrųjų čia bus žiauriai smagu. Tai va, manau, už epizodo ribų tiesiog biški pasimaininsiu cobblestone ir... Jo, cobblestone'o nebedaug liko man jau. Tai pasimaininsiu cobble ir jei rasiu, tai pasimaininsiu dar biški irono bei kaulo. Tai va, nes kitą epizodą čia turėčiau viską padengti stone brickais. Ir viskas. Tai va, su jumis buvau aš, Iriscraft ir iki.